truputėlį atsispaudžiat. Truputėlį atsispaudžiat. Taip. Aukščiau ranką. Ranką aukščiau. Labai gerai. Klausimėlis, merginos, kaip jūs pradėjot dainuoti? Viskas prasidėjo nuo mūsų kaimiškos liaudiškos grupelės. Kažicka bronius muždavo būbinų, Lungia šepkam pritardavo harmonikų, nu, a mes trisaluodavom. Bet atsitiko vienu kart nelaimę. Po vieną koncertą mums pavagė būgnus. Taip ir išyra mūsų grupė. Neišyra grupė. Paskui mes įkvėptas Specia Grilse merginų pasirodymo, nusprendėm dainuoti trijos. Nu, matai, reik kažkam Lietuvoje gerai dainuoti. Taip. Nu, be abejo. Nesenai žinau, jūsų diskas šokiravo visuomenę. Įdomu, kaip reagavo jūsų tėvai, kad jūs nuogas fotografuojatės? Tai kad mūsų tėvai jau senai pagalvojo. Taip. Nu, tai gal tada kaimynų, giminaičių, draugų reakcija? Taip. Kaminskėlė, kai sužinoja, tai buvo iš pusiausvyros stipriai išmušta. Giminės mano, tai va, įvairius santykius nutraukia. A man Antanas, kai pamatė man nuogų, 3 kartus susakė apie darželį. Jėzau, per 3 mėnesius tik susakė. A tai kaip dabar jūsų albumas vadinsis? Nu, aš tai labai norėčiau išleisti Antano kariuomenės albumų. Ne apie tų albumų klausia. Mūsų naujausias albumas vadinsis Rovė Petras Baravykų. Turiu pasakyti, kad jūsų dainos tekstai visai nieko. Kas juos rašo? Taigi kiekviena iš mūsų praktiškai yra poetė. Ir savo visom dainom eilės rašom pačios. Rašom mes pačios ir į tas eilės į kiekvieną žodelį įdedam po širdies dalelį. Tai va, kai Zoikai sušlubavo širdis, tai daktaras patarė jos širdies dalelės nebedėti. Gal tu gali padeklamuoti, ką nors? Lietuva skambės Europos brolyjoj, pasaulio skambiausioji styga. Lietuva grobikų jau nebijo, ją budriai saugo Viljamso ranka. Tiesa, muzika? Kas kuria muziką? Jokauji tamsta, klausia. Tai kamgi dabar kur ta muzika, kad yra josgi prikurtos. Mes pasiėmam užsienietiškas muzikytės, paimam vienas dainas pradžių, kitas galų ir vad, muzikytė čiki-piki, nieks net neskiria. Čia ar mūsų ar Kanadai? Taip. O rūbai, kokie rūbai? Kas jūs jums kuria? Matot, mums dabar rūbus kuria Lietuvoj Ramūnė Pelėkautaitė ir šitas Wolfganas Plaftė, Latvys. O jeigu jau prašnekame apie koncertinį turą, tai kada ir kur jūs galime pamatyti? Taip, mūsų grupė Kyvi dabar ruošiasi savo didžiajam turui per Lietuvą. Ir mus gerbėjai galės pamatyti tokiuose miestuose. Menedžerė, Zoja, pasakykite. Taip, mes susitiksime šiuose miestuose. Trumponis, Rusgonis, Mauronis, Gačionis, Bezdonis. Taip, merginas, na ir pabaigai klausimas. Sakykit, ar jūs gyvai dainuojate? Nu, tu kad ir klausi nesąmonę kažkokią. Tai kaip galim dainuoti gyvam žmogui negyvai? Nu, taigi aišku, kad gyvai dainuojam. Kai numiršim, va, tada dainuosim nemirtingai. Tai gal ką nors iš savo repertuaro galit padainuoti? Apie rudenį. Ne, apie pavasarį. Apie žiedus. Topų, savo varykim šitų topų. Pasiruoškim. Pavasariniai žiedai, tarp saulėčių ir